30 metų su šita išsėtinės sklerozės diagnoze. Kas laiko tą šypseną veidą, kurį varžtą reikia galvoje susisukti, kad vis dėlto būtų tas noras kojas krūtinti? Šiaip pas mane dabar viskas gerai, aš puikiai prisitaikiau, mano pensija neverčia prašyti išmaldos. Ką veikia Vytautai laisvalaikiu? Daug skaitau, daug žaidžiu, šaškiam. Ne, šiaip tai mano laisvalaikis yra pribotas, bet ką aš dar galiu, sporto klubą nueinu. Aš sportuoju. Jeigu kažkam pasakysi, kad tu sėgi išsėtiniai, darai į sporto klubą, sakys, something wrong. Kažkas blogai. Šitie būtai buvo pirmieji tokie rengti, ar ne, kad būtų pritaikyti žmonėms su negale? Tikrai taip. Pirmieji aukštai čia vieni iš pirmųjų namų iš viso, kurie buvo rimtai darinama tiems neįgaliems. Aš sėdžiu santariškėse ir man toj magnetinį rezonansą darys, aš sėdžiu. Din din. Žinote, pasižiūriu. Atvažiuokite rytoj, pasižiūrėsite butą. Aš net suprantat, aš atsisėdau ir aš galvoju, vat ir neįsiu aš į tas magnetinius. Nes magnetiniam reikia gulėti ir nejudėti. O kaip aš nejudėsiu, kai aš tokią žinią sužinau? Kiek laiko šituose namuose gyvenate? 5 metus? Taip. Iš ankstinės nuostatas, kurias žmonės turi apie gyvenančius socialiniuose būstuose. Ar teko pačiam susidurti su šitą kažkokiam stigmom? Rimtai, tai socialinis būstas, man atrodo, kad tenais gyvena nuskriaustieji. Kodėl nuskriaustieji, nežinau, kodėl. Pas man yra čia keli draugai, kurie padeda. Žmogus visada, kaimynas ateina ir visada paklausia, Vytai, tau reikia ko nors. Žmonės, mesgi turim būti draugai viens kitam. O kaip norėtumėt, kad žmonės matytų socialinių būstų gyventojus? Pakeiskit žodį socialinis. Kaip pakeistumėt? Socialinis būstas į kokį pavadinimą? Draugystės namai, pavyzdžiui. Draugystės arba pagalbos. Norėčiau, kad Vytautas būtų mano kaimynas.